gal kas galite pasakyti, kiek šią akimirką mūsų nuostabioje gamtoje yra šilumos? Tikrai žinote, kiek lauke šilumos yra? +1. +1. Tokia jaunystė ir taip pat šalti. Ojei. 7, mėlyjeji, laukia yra 7 šilumos. Ar žinote, kad šioje šventovėje, kada Dievas pustelna, reikia 2000 eurų, kad mėnesio šiluma būtų 7. Mes esame apšildę bažnyčią iš lauko pusės ir mes labai paprastai pasiekėme mažom sąnaudom, mažesnėm negu pernai 10-12, čia yra virš 10 šilumos. Koks Dievo stebuklas. Vakar čia buvo biskupas švytintis kaip angelas, šypsena, jo ekscelencija Eugenijus Bartulis. Ir laukiau jo, pirmiausiai policija atvyko, apžiūrė ir viskas tvarkoja, matyt skaito mūsų Facebooką. Sakau, kaip įdomu, su konvojum, bet ne, ganytos atvažiavo vėliau. Turėjau kiekvieną piligrimą priimti ranką, mūsų aikštelė buvo visa padengta ledu. Sakiau, vyskupui Eugenijui, reikės man eiti su maišu smėlio, nes rytoj bus daug žmonių ir jūs visi parpulsite. Dievo stebuklas laukia yra tikrai 7 šilumos, mūsų yra daug džiaugsmo, nes tai yra tikras dalykas, čia yra irgi šilta. Šie dalykai yra Dievo dovana. Matykite tuos stebuklus, tai viešpaties šypsnis ir tegul būna ta šiluma, kuo jos daugiau. Vykstant į Turkiją šį rudenį su kunigais, lėktuve buvo galimybė stebėti filmus, yra begalė filmų, begalė. Ir kažkaip akį atitraukė vienas filmas apie Elvį Preslį. Tai yra praeitų metų labiausiai žiūrimas filmas. Po šios peržiūros aš dar kartą Lietuvoje filmą žiūrėjau lietuvių kalba. Kiek nugyveno Elvis Preslis? Liudai Mikalauskai, sugrįžkite. Kiek nugyveno metų Elvis Preslis? Aišku. Sakė, lygiai 42, teisingai, Liudai. Draugai draugus dengia. 42 metus nugyveno. Už mane 11 metų mažiau. Kur yra paslaptis šio dainininko? Šio dainininko paslaptis yra tikėjimas. Jisai buvo akibrokštas savo koncertais, savo jaunystę, savo jausmu, kuris peraugdavo žiūrovėms faktiškai į erotinį jausmą. Tai tuo metu 40, ypač 50 metai, 70 metai, jis net buvo uždraustas atskirais periodais koncertuoti. Elvio Preslio šeima, jam būnant beros 14 metų, persikėlė į kitą valstiją Amerikoje ir iš savo neturtingumo turi gyventi neturtingųjų kvartale, o neturtingųjų kvartale visi gyvena įdegę, negrai. Ir jisai būdamas tarp šių žmonių vieną kartą įeina, nes jie atitraukia muziką, įeina į pamaldas. O ten pamaldos beveik kaip išložo Dievo dvare su muzika, su putimais, su gitarom. Ir Elvis Preslis rodo kaip filme, kaip įeina tiesiog į ekstazę to ritmo. Supraskime tai, kad šis jaunas žmogus užauga kultūroje ne europietiškoje, ne amerikoniškoje, o juodaodžių. Ir kada jisai pirmą kartą prabyla savo nuostabių vokalų, tai buvo akibrokštas baltaodžiams, nes baltaodis dainuoja afrikietiškų stiliumi. Ir čia ir tai įvyksta šio žmogaus viso gyvenimo grožis, pasiekimai. Sakykite, kiek norite stilių, tai yra gospelo arba negro spiritual stilius, kuris perauga pas jį vėliau į kitus tuos estradinius stilius ir tai yra žvaigždė. Kodėl pasakoju apie Elvį Preslį? Todėl, kad jo gyvenimas yra trumpas, o gyvenimo pabaigoje klausimas, kodėl tiek nugyveno trumpai. Kodėl jo širdis sustojo, būnant be galo turtingam, gyvenant didžiuliam dvare, tarp daugybės koncertų. Ir kaltinimai buvo prodiuseriui Parkeriui, o filmo pabaigoje Parkeris pats būdamas savo sveikatos ribose, be abejo, jis turėjo
įtakos ir blogos šiam dalykui. Sako, mielieji, Elvis Preslis iškeliavo iš meilės jums. Nes žmogaus niekas negali prikaustyti, taip, žinot, gali būti pinigai, tai yra aklumas, bet šis žmogus buvo scenos žmogus ir jo gyvenimas tai buvo tai jūs. Šiandien klausykite Joną Krikštytoją, tai 2000 metų atgal Elvis Preslis. Jonas Krikštytojas nesako, mielieji, aš esu kūrėjas. Nesako, aš esu Mesijas. Ir Jonas Krikštytojas nesako, aš ir nesu net fleita, nesu nei saksofonas, nesu net instrumentas. Mielieji, aš esu balsas. Mielieji, jūs esate tikrai balsai. Ir mūsų gyvenimas labiausiai išsipildo tada, kada tu jauti, jog tu esi tikras gyvenimas. Kad tavo gyvenimas yra būtent tai realybė, tavo visą tavo nuo ryto iki vakaro, tai yra tas garsas. Dievas yra iš tikrųjų tas, kuris laiko tave rankose, ar tu nori, ar tu nenori, Dievas vis tiek įspaus gerą natą. O jeigu tavo natos bus kontrastuojančios, Dievas pasinaudos, tai bus puikiai dominantė, kur Dievas tave vis tiek nuves į toniką. Grigalistai sako, į stygą motiną, iš kurios mes gimėme ir į kurią sugrįžtame. Tai mūsų gyvenimai visuomet džiaukitės galėdami gyventi savo gyvenimą. Gyvenimą, kuris yra štai kaip garsas. Tai Viešpats ištarė jūsų balsus, vardus ir jūsų gyvenimus. Ir Jonas Krikštytojas eina labai giliai, kada bando jį galbūt net apkaltinti, jog tu apsimeti Mesijas. Yra 5 kartus Naujam testamente kalba nevertas atrišti kurpių dirželio. Yra be galo sudėtinga egzegezė, bet labai trumpai. Ką reiškia ateiti ir tau atrišti tavo batus? Ką reiškia tuo metu atrišti vyras vyrui sandalų dirželį? Reiškia, kad tavo brolienė tapo našli, o tu turi patapti savo brolio šeimos tęsėjų. Ir jeigu tu sakai, aš nenoriu tęsti savo brolio šeimos, aš turiu savo šeimą, tada ateina kitas žmogus ir tau nuriša kurpių dirželį, pirmiausia tau spjauna į veidą, kad tu esi nevertas ir nenori apsimti savo giminės tąsos, ir kitas vyras tau nuriša kurpes ir sako, aš dabar esu tavo brolio šeimos tęsėjas. Ir kada atėjo žydai su rašto aiškintojais, tai buvo fariziejai ir levitai, sako, ar tu esi tas, kuris nuriši ir imi Izraelio tautą? Ar tu esi Elijas? Ne Elijas. Ar tu esi pranašas? Aš ne pranašas. Aš nevertas atrišti kurpių dirželio, nes jūsų mylėjai sužadėtinis ir Dievo sūnus. Dievo sūnus ateina ir jam niekas gyvenime negalės atrišti kurpių dirželio, jo sandalų ir iš jo atimti mūsų. Tai Dievas yra tas, kuris laukiamas, rūpinamės juo ir dėkokime, kad Dievas niekam neužleis jo vietos užimti sužadėtiniai, tęsti gyvenimą, duoti vaisių ir būti laimingiems. Keletas minčių iš popiežiaus Pranciškaus apie Joną Krikštytoją, Adventą ir dykumą. Jėzaus pirmtakas Jonas Krikštytojas. Tai dykumoje šaukiančiojo balsas. O mėlyje, kas tai yra dykuma? Kodėl šis balsas būtent aidi dykumoje, ne mūsų miestuose, ne mūsų centruose? Dykuma tai tuščia vieta, kur nevyksta joks bendravimas. O balsas
tai bendravimo priemonė. Šie du dalykai atrodo vienas su kitu nesuderinami. Jonas Krikštytojas, jis juos sujungia, sakė popiežius Pranciškus. Apie Dievo karalystę Jonas kalba prie Jordano upės, netoli tos vietos, kur prieš daug amžių išrinktoji tauta kaip sužadėtinė įžengė į savo pažadėtąją žemę. Jis tarsi sako, kad jei norite klausyti Dievo, turite sugrįžti į tą dykumą, mieloji sužadėtinę, kurioje jis 40 metų jūs lydėjo, saugojo, ugdė jūs, augino. Šiuo atveju dykuma tai tylos ir esmės vieta. Čia mes, mielieji, žmogus negali gaišti laiko nereikalingiems dalykams, bet turi susitelkti tai, kas būtina, esame gyvenimo dykumoje. Jei norite sėkmingai tęsti gyvenimo kelionę, turite atsikratyti visų perteklinių dalykų. Gerai gyventi reiškia neapsunkinti save tuo, kas nereikšminga. Atsikratyti reikia to, kas nereikšminga, nereikalinga. Reiškia atidžiai peržvelgti save, stengti suvokti, kas iš tiesų yra svarbu Dievo akivaizdoje, o kas yra tik tuščiažodžiavimas ir nereikalingi taršalai. Balsas. Balsas yra priemonė, kuria išreiškime tai, ką galvojame, ką nešiojate savo širdyje. Balsas, žodis visada susijęs ir su tyla, nes juo išreiškime balsu tai, kas subręsta tavo viduje, ką tu supranti įsiklausęs į savo gyvenimą, į Dievo dvasios balsą ir vedimą. Žmogus nemoka tylėti. Ir jeigu nemoka tylėti, jam sunku pasakyti ką nors gerą. Tuo tarpu, kuo tavo tyla rimtesnė, tuo tavo žodis ir visas gyvenimas yra stipresnis. O Jonas Krikštytojas yra atgailos žmogus. Tai jis kviečia mus į atgailą, jis liudija, kad žodžiai teka iš širdies. Štai kodėl jo balsas nelieka neišgirstas, bet sugeba paveikti visų gyvenimus ir padaryti daug gerą. Melskime dangiškąją motiną Mariją, tylos mergelę, ragino popiežius, kad būtent Marija padėtų mums branginti tylą ir kad taptume patikimais balsais, skelbiančiais jo sūnaus atėjimą. Amen.